Sveiki visi draugai, bičiuliai. Nu ką, šiandien tokią nuostabią dieną vykstam į visai įdomų buvusį kaimą. Kuom jis įdomus, tai tuom, kad carinės Lietuvos laikotarpiu ten buvo 8 namai ir atokiau tų namų, to kaimelio, buvo carinė ferma. Toliau metams bėgant, 1921 metais, ten žemėlapyje atsiranda jau 15 namų, didesnis kaimas, ir kur buvo ferma, ten atsiranda dvaras. Nu, tai reiškia, kaimelis nebuvo pats bedniausias, jeigu ten atsirado dvaras. Tai manau, kad vieta yra įdomi ir perspektyvi, aišku, visi žemėlapius turi, tai ten, kad bus apsilankyta jau tikrai, bet yra vienas bet, kad toj vietoj ir sovietmečiu dar buvo kaimas. Kiek ten tų namų buvo neaišku, nes sovietinėse žemėlapiuose pažymėtas tik stačiakampio formos figūrėlė ant žemėlapio, o kiek tų namų niekas niekada nerašė. Tai va, tai neaišku, kiek ten tų namų buvo, bet kom yra gerai, jeigu buvo sovietiniai namai, bus daug šiukšlių. O jeigu daug šiukšlių, tai didesnė tikimybė ir surast kažką įdomesnio, vertingesnio. Aišku, tas sovietinis kaimas duoda ir savo minusų, tai ten bus begalė visokių aliuminio lydinio objektų, kurie gerai skamba, o iš tikrųjų iškasus karts nuo kart nusivylimas toks, kažkokio šaukšto galas, dar kažkokia nuolauža, taip toliau ir panašiai, bet be to nieko nebus. Kuo daugiau šiukšlyčių pakeliam ir iškasam tų gerų signalų, tuo didesnė tikimybė aptikti kažką įdomaus. Tai būtent į tokią vietą šiandien ir vykstu, tikiuosi ten kažką įdomaus surasti. Jeigu išeis kažką įdomaus surasti, tai ir jums būtinai parodysiu. Tai dar vienas įdomumas yra, kad šalia to kaimo, netoli ten 200-300 metrų, palei kelio stovėjo 2 sodybos atskiras. Tai dažniausiai, kai kolegos atvažiuoja, tai visi puola daužyto kaimo ir tikisi rasti kažką ten įdomesnio. O paskui pavargę jau tingi nueiti iki tų sodybų ir jas patikrinti. Tai karts nuo karto pasitaiko sodybų tokių, kur yra iš tikrųjų mažai tikrintos arba visai netikrintos. Tai ten išlenda iš tikrųjų visai įdomių dalykų. Bet kaip bus šį kartą, tai neaišku, nuvažiuosim ten ir pažiūrėsim. O jeigu kažką įdomaus, tai būtinai ir su jumis pasidalinsiu kitam video. Tai kol kas tiek, draugai, bičiuliai, ir neužilgo jau privažiuosim ir tą kaimą. Dar čia man liko kokių 20 minučių važiuoti, bet jau ne taip toli. Tai ką, kol kas tiek, einam, ieškom, randam. Va, ir atvykome į tą laukelį, kaip ir sakiau, ražai. 15 namų stovėjo, o ten, kur dar matosi tas namas prieki, tai ten šalia jo buvo dvaras. Tai pasisukinėsim po kaimą, truputį prie to dvaro, gal kažkas ir išpuls. Čia turim tokį signalą nuo ŠM3 iki ŠM8. Vėjas žiaurus pakilo, tai manau, kad girdėsis, bet reikia turbūt truputį garsiau kalbėti. Čia kažkur jaučiu aš tą signalą ir o čia dabytė jisai. O čia, vyručiai, yra apvalus kažkas ir čia mes turim buratiną. Dar gyvybės likę neblogai šitam. Jo, gražiai išsilaikęs. Įmam. Čia turim signalą 39-42. Čia kažkur turėtų būti. Tai mūsų krūvoj. Čia jau čia kažkas. Jo. Hebra
Antpirštis toks, dar raštas kažkoks įdomu. Aha, gaila biškį su technika gajasiai sulankstytas. Įmam. 57-48 ir va matot, jinai įstrigus kaip. Tai aš išimsiu. Ir dar viena laukų blusa, irgi išsilaikius neblogai, graži, patina užsidėjus. Įmam. Čia signalas KEM 4, KEM 7. Čia man atrodo duobėtas signalas. Aha. O čia vyručiai turim Savieto auksą. 3 kapeikos, šitie metai. 1956 1956 metų. Kabutėse auksas. Įimam. Čia turim signalą M5-4. Čia aš iškasiau negiliai, buvo tas mūsų objektas kažkur. Kur? Kažkur jaučiu, bet nerandu. Čia yra apvalus. Čia yra vyručiai apvalus, o kas čia yra? O čiagi ta pati laukų blusa. Buratinas. Šitas dar gerai išsilaikęs gražiai. Įimam. Čia turim signalą 57-59. Kažkur čia jis turėtų būti va šitam kampe. O ne. Čia aš jaučiu. Tai negiliai šiaip. Ne, supil labai sunku. Turėtų būti duobė. Va, aš jau matau. A, čia kažkas yra. O čia mes turim Sovietiką. 5 kapeikas. 1954 metai. Sovietikas. Aliuminio bronza gerai išsilaiko tokiam dirvožėm. Įimam. O čia turim tokį signalą. 3738. Tokį vidėją. Čia aš iškasiau kažkur. Tokį vidėją rodo Equinoxas. Ant šito objekto. O čia kažkur. O, jau matau. O čia mano mylimiausias monetas. Tai yra tarpukario monetos 5 centai. 1925 metų. Aliuminio bronza, gražios labai monetos šitas. Įimam, einam, ieškom, randam. Čia turim signalą nuo PM8 iki PM3. PM7-3 ras. Ja, kažkur čia. Nu, pažiūrim.
Kokie 6 kart mums iškrito. Čia jaučiu kažką. O čia yra dar viena voratinka. Jo, gražiai išsilaikęs čia. Priesmėlis gražiai laikosi. Raitelis ant arklio. O čia pats boratinas. Įma. O čia vyručiai buvo signalas 28 ir va toks žiedelis pas mane iškrito. Labai mažas, gal greičiausiai moteriškas ar vaikiškas. Ir jis yra jo varinis, greičiausiai iš monetos darytas. Ja, toks va žiedelis. Čia dar kažkas matosi. Čia dar kažkoks užrašas yra, bet blogai skaitau. Dabar čia reikės per lūpą pažiūrėti. Turėtų geriau matytis. Įmam! Čia turim signalą 52. Labai kieta žemė čia. Tiesiai ant provėžų traktoriaus signalas. Kažkaip netaip iškasiau. Šitam gabaliuke kažkas tai yra. Kur? O čia va kažkas. Čia vyručiai. Turim dar vieną boratiną. Labai jau apaugęs. Įmam. Tai tiek, bičiuliai, to šiandieninio kopo. O ką radau, viską matot ant kastuvo. Tai 3-6 boratinai, 2 sovietikai, antpirštis ir žiedelis su užrašu. Užrašu dabar negaliu perskaityti. Kažkas ten yra. Ir viena tarpukario 5 centai. Labai nėra kom pasigirt, sidabro nėra. Kažkokių labai įdomių radinių taipogi, bet šauniai praleistas laikas. Keletą valandų, apie 5 valandas aš čia daviausi po šitą lauką. Smagiai pasivaikščiojau, pailsėjau. Iš tikrųjų, tai tos paieškos metalo detektorium, tai galima prilyginti tokiai meditacijai. Eini vieną savo mintys ir galvoji kažką, bam, geras signalas. O, yra. Arba nėra. Tai tiek, bičiuliai, to šiandieninio kopo. Manau, greitų laikų sutiksim kažkokiam kitam lauke ir tikėtina, kad pakelsim kažką įspūdingesnio, negu šiandien pavyko pakelt. Linkiu visiems, kam šis hobis prie širdies, vien tik gerų signalų ir ne kamštelio poryte. Tai tiek žinių, kolegos. Einam, ieškom, randam.